Mes su jumis vis dar sveikinamės iš mažo Rumunijos miestelio ir šiandien laukia nauja diena ir naujas nuotykis. Šiandien važiuosime vienų nuostabiausių kelių Rumunijoje, Transalpina, ir sulyginsim, koks gražesnis, ar Transfagarašanas, ar Transalpina. Nieko nelaukdami, sėdam ant motociklų ir lekiam į kelią. Iš nuotraukų man irgi atrodo, kad Transalpina žymiai gražesnis. Startavom mes po 9, neskubėdami, susiruošėm. Galima skaityti, kad paskutinė diena, jau rytoj važiuosim link Vengrijos, link mašinos. Ir tikiuosi, kad mašina ir priekaba stovi vietoj. Nieks nepardavė priekabos. Aš tikiuosi, kad mes startuojam ne per vėlai. Ir nebus tiek mašinų daug, kiek buvo vakar Transfagarašane. Ir aplamai norisi tikėti, kad čia nebus tokio trafiko. Kol kas asfaltas tiesiog tobulas. Jau po biškį prasideda vingiukai. Aš manau, čia paskutinis kaimelis ir prasidės pakilimas. Kelias nėra labai ilgas. Dabar iki perėjos greičiausiai 60 km. Įdomu, ar šitam keliui mes sutiksim nors vieną mešką. Jeigu nematėt praeitos serijos, tai Transfagarašane sutikom mes 2 meškutės. Labai aišku greitai pralėkėm, nes tikėjomės, kad dar pamatysim, sustosim tada, bet pamatėm tik 2 vienintelės. Vis dėlto buvo ne paskutinis kaimelis, dar vienas. Žiūrėk, kokia bažnyčia ant kalno. Vakar sėdėjom su šeimininkė, kalbėjom vakare. Tai sakė ir jinai, kad biški per daug bažnyčių. Vienam miestelį po 2 bažnyčias, o kai kuriuose miestelėse ir po 3. Kiekvienas motociklininkas žino, kad reguliariai reikia aptarnauti savo motociklą, bet ne kiekvienas žino, kur rasti priemonės geriausiamis kainomis. Nuo šiol rinkis Moto parduotuvę, čia rasi viską, nuo motociklininko aprangos ir iki jo priežiūros priemonių. Ir taip pat nepamiršk pasinaudoti duok 510 nuolaidos kodų, kuris suteiks 10% nuolaidą visoms prekiams tiek fizinėje, tiek internetinėje parduotuvėje. Man atrodo, kad mes pačiu laiku startavom, ne per vėlai. Nes kol kas aplenkėm tik 3 mašinas ir nei vienos nesutikom. Visai neblogai vingiuojam, asfaltas kol kas tikrai tobulas. Biškį erzina, kad saulė spygina. O šiandien penktadienis ar šeštadienis? Penktadienis šiandien. Kai saulutė nešviečia, tai visai šalta. Kad reikėtų sustoti užsidėti megztinį. Bet čia neilgai. Tuoj pakilsim, saulė išlys ir bus šilta. Čia jau su Dacia važiuoja prieki vietinis, žinok. Lekia neblogai. Tuščia nieko nėra. Šiaip labai geri posūkiai. Žinok, tokie minkštučiai. Mašina važiuoja atsargiai.
Čia neskubėk. Nu, bet tuščiai, žinok, ramiai. Kaip gerai vingiuojam. Iš tikrųjų, mes su Karolina vieną kartą į metus va tai va prisivažinėjom. 10 dienų, šį kartą biškį mažiau. Bet po to visai Lietuvoje nesinori važinėti. Pastato motociklus ir stovi ir viskas. Jeigu būtų vasara šiek tiek šiltesnė, gal ir daugiau išvažiuotume. Bet šiais metais vieną kartą tik buvom išvažiavę. Čia vėl lenkai važiuoja priekį. Jo, tuščia. Priekį važiuoja. Ten buvo užtvanka, dar viena. Neskubėk. Kol kas daug vingiukų, bet visiškai nekylam į viršų. Tiesiog vingiuojam. Ir čia visai neblogai. Neskubėk čia. Jeigu irgi keliaujat su žmona arba su drauge ir visada leiskit, kad važiuotų iš galo, biškį saugiau, važiuokit su pasikalbėjimo įranga, sakykit iš anksto koks posūkis. Jeigu, pavyzdžiui, einat į lenkimą, tai galite perspėti, ar yra mašinų, ar nėra mašinų priekį. Ir nebūtinai pirkti iškart reikia pačią brangiausią pasikalbėjimo įrangą. Mes su Karolina važiuojam su kinietiška iš AliExpress'o, pati pigiausia. Man atrodo, jau 5 metus su ją važiuojam. Kol kas akumuliatorius laiko visą dieną iki pat vakaro. Iš kur apie 10 valandų laiko. Aš visada stebiuosi, kai, pavyzdžiui, leidžia į priekį žmoną. Ir realiai iš galo sako, ką daryt, kaip važiuot. Man taip atrodo visiškai nesaugu. Šiek tiek mašinų prasidėjo, bet pusė velnio dar praleidžia, rodo posūkį. Bet aišku, parodo posūkį, geriau nekreipkite dėmesio. Nes kartais jie nemato patys priekį mašinas, bet vis tiek rodo lenk. Bet būna biški pavojinga. Geriau patys priimkite sprendimą, o ne priekį mašiną. Priima už jų sprendimą, kada jums lenkti. Negalima. Šiaip atrodo, kad mes jau gan greitai važiuojam, bet kai kurie tai važiuoja toks selsas, kas bus, tas bus. Ir dar prie to viso nesubrytvom, o su enduro motociklais. Jau ne vieną matėm 1290, irgi lekia kaip beprotis. Ne tai, kad ant tiesiųjų spaudžia, bet guldo labai stipriai. Iš Graikijos. Kas čia pas mus tokio? Čia vaizdas į ežerą, užtvanką. Jo, labai daug žmonių, nenoriu čia stoti. Jo, priekį tuščiai, gali lenkti. Norisi greičiau išvažiuoti iš miško, norisi vaizdo šiek tiek daugiau į kalnus. Labai gražu,
Dabar gan ilgai važiuosim palei šitą ežerą. Gaila, kad miškas. Vietomis tik prasišviečia. Karolina sako, kad greičiausiai jie čia sustoja pristabdyk biškį ir eina grybauti. Man čia asmeniškai būtų baisu eit grybauti. Nu nebent eiti, žinai, su šito tokiu kaip dujų balionu nuo meškų pipirinių. Gal tada ir eičiau. Kokie akmenukai guli. Ką tik greitai pralėkiau, nežinau ar gerai pamačiau ar ne, bet nuo 8 iki 6 ryto čia draudžiama važiuoti, nuo 8 vakaro. Bet gal ne taip supratau. Aš ne čia buvau pažymėjęs ant žemėlapio, ne 60 km iki perėjos, greičiausiai ten perėja, o 90 km, tai dar 30 km važiuoti. Aš žiūriu, kad pas mane čia pažymėta perėja, bet miškas vis dar nesibaigia. Tai dar 30 km. Jau dabar prasideda šiek tiek staigesnis pakėlimas, asfalto kokybė vis dar nepasikeitė, labai geras asfaltas. Ir jau dabar kylam į viršų. Atsargiai, Karoli. Žiūrėk, kokie geri vingiukai. Neskubėk, daug vingiukų. Ar tu iš galo važiuoji čia? Pakylam gan aukštai, bet miškas vis dar nesibaigia. Vietomis prasišviečia, bet norėtųsi, kad visai baigtųsi. Pavijom grupelę baikerių, kuriems sunkiai pavyksta aplenkti vienintelę mašiną. Atsargiai. O gal ir čia? Ai, pala. Ir tuoj bus toliau dar vienas sankryža, žinok. Jo, čia bus dar vienas sankryža. Ateik. Ateik. Atsargiai. Zok. Man reikia batarkę pakeisti. Daviau biškį pagazuot vaikams. Laimingi. Oi, reikia Karoliną dabar surast. Kažkur nuvažiavo. Kažkokių uogų gal pirkt. Bye. Oh, no. Nori pravažiuoti ant galinės sėdynės. Kur čia Karolina nuvažiavo? Kur Karolina nuvažiavo? Nieko nepasakė, tiesiog nuvažiavo. O į kurią pusę net neaišku. Karolina duoda čia skanumyno. Nori pagazuot dar? Gazuoja. Iki pat dugno. Aš apsisukau, ieškojau tavęs. Nu, aš nemačiau, aš galvau, tu apsisukai. Iš kur aš žinaugi. Gerai, lekiam. Vaikams davei, ko čia, sausų pusryčių. Jo, sausų pusryčių davei. Nieko nėra ką duot. Gali šokoladuką duot? Sausainį, milką. A, nu gerai. Jie nori, žinai, labai pravažiuot, man rodė ant galinės sėdynės. Bye. Čia jau labai šilta. Saulė kepina. Jau matau pagal žemėlapį, kad bus labai daug vingiukų.
Vingiuosim. Matyt, kilsim į viršų. Atsargiai. Wow. Labai daug palapinių stovi. Žmonės lieka čia miegot. Skirtumas tarp Italijos ir Rumunijos tai, kad nėra dviratininkų ir nėra tiek daug kemperių. Ten tai baisiausiai daug dviratininkų ir kemperiai negali jų aplenkti ir tada važiuoji 5 km per valandą ir labai sunku aplenkti. Ir keliai žymiai siauresni. Čia labai platu. Nu viskas, išvažiavom iš miško. Žiūrėk, asfaltas vis dar tobulas. Platus. Kaip gražu. Žiūrėk, palapinę stato. Ar jau surinkinėjo. Gali lenkti, jeigu nori. Labai gražu. Aš toj tą motociklistą praleisiu. Čia. Praleisiu tave, jei nori. Ar aplenkt mašiną ir tada. Jo, tuščia, važiuok. Labai gražu, tu pažiūrėk tik. Lenki? Nu jo, kaip gerai, kad nėra dviratininkų ir kemperių. Žiūrėk, kaip laisvai važiuoja. Kaip gražu, net šiurpiliukai eina. Žiūrėk, kaip palapinė gražiai ten stovi. Aisalas stovi, 2 asiliukai. Asiliukų kiek. Žiūrėk, mes kylam iki pat viršūnės. Mums reikės kažkur sustot. Pasidėsim. Nors ir saulė šviečia, bet vėjas tai ledynis. Labai šalta viršuje. Bet jaučiasi, kad čia ne Europa, žiūrėk. Visi užvažiavo ant žolės. Mašinas užvažiavo, motociklai ir mes tuo pačiu. Jūsų blogi komentarai. Ten laukiam. Labai gražu čia šiaip. Nu, įvertinimas? 9. 9. Gražiau negu vakar? Nei Transfagarasanė? Pats kelias tai jo, gražiau. Man irgi gražiau. Viršūnės tai skirtingos visiškai, nes iš Transfagarasano tu matai visą vingiuotą kelią, o čia matai tokias didelės pievas, kalniukus. Man, žinai, pievas peizažas kitoks. Pievas gražiau. Daug gali matyti labai. Ne, gražu, rekomenduoju, labai patiko ir gailiuosi, kad nesustojom nusipirkti uogų vietinių. Tai ten dar bus, kaip visada. Ten viršaus, čia viršūnės galėjom pavalgyti. Pavalgysim, ką, saldainių, sausainių. Turime sausų pusryčių, pasidėsim, pavalgysim, toj droną pakelsiu. Aišku, vėjas stipriai pučia, nežinau, ar leis pakelt. Ir neilgai čia sėdėsim tikrai. Neilgai sėdėsim? Tiek, kiek pakelsi droną. Ne, pasidėsim ilgiau, pakentėsim biškį. Nu ką, aš nenoriu sirgti. Rytoj važiuojam namo. Nu tai nusileisim žemiau kažkur susėdėti. Su tokiu vaizdu bet koks maistas skanus labai.
Kalnai primena biškį Apenynus. Labai panašus kelias. Kai dar droną pakėliau, tai išvis toks jausmas, kad Italijoje Apenynuose. Labai faina, kad galima va taip va visur palandžioti. Čia greičiausiai išdžiūvęs ežeras. Manau, ankstyva vasara. Tai turėtų būti nemažai vandens. Čia dabar tokios balutės. Čia jau matosi, kad kažkas bandė su Yamaha važiuoti. Plasmasė Yamahas. Nugriuvo. Gerai, kad čia netoks turgus kaip Transfagarašane. Kas nemokamas. Parkingas jo nemokamas, žymiai mažiau žmonių. Einam pažiūrėti, ką parduoda. Gal lipdukas bus. Nors vieną lipduką nupirksim šioje kelionėje. Kol kas toks turgus AliExpress, jo? Yra gyvūnų ir vietinių. Lipdukai gan brangus. Kainuoja 2 eurus vienas lipdukas. Bet atrodo gan kokybiškai. Bet gaila, kad tokie dideli. Norėtųsi biškį mažesnių. Nes jau nėra vietos, kur klijuoti. Kai visą motociklą apklijuosim, reikės naują motociklą pirkti. Gerai sutarta. Tai gal dar didesnį nusipirkim. Lipduką? Jo. O čia tilps. Ką galvoji? Daug vietos užima labai. Galvoju, gal čia. Nu tai klijuok. Man reikia. Geras kokybiškas lipdukas, dabar čia bus mano gražiausias lipdukas. Ten vienoj vietoje rodo, kad bus kamštis. Ten gal dar bus kažkelis šitų. Nežinau, ar čia perėja, ar čia neperėja skaitosi. Neskubėk, biškį pristabdyk. Jisai suka. Suka jisai jo. Priešais nėra mašina. Žiūrėk, palapinė stovi. Nu čia labai šalta miegot. Dabar labai smagiai vingiuosim į apačią ir iki pat apačios apie 50 km. Mes dar neturim viešbučio užsisakę, tai nusileisim, tada užsakysim. Kiek dabar valanda? Dabar yra 1 valanda. Dabar aš manau apie 40 minučių leisimės. Norisi, žinok, vėl sustoti. Oi, koks geras nusileidimas. Pažiūrėk, koks platus kelias. Nežinau, ar lenksim. Greičiausiai, kad ne. Važiuosim lėtai taip. Jie gan greitai važiuoja. Žinok, šita pusė žymiai gražesnė. Pažiūrėk į kairę greitai, jeigu gali. O, koks staigus pakilimas. Dabar Karolina man sako, ar yra mašina ar nėra. O, koks posūkis. Čia kaip dar viena perėja.
Jo, kylam vėl į viršų. Pažiūrėkite esate. Ką tik buvom, toj va pusėj. Nusileidom ir vėl pakilom. Labai gražus kelias, žinok, 100% geresnis negu Transfagarašanas. Žinok, ir asfalto kokybė geresnė, ir žmonių mažiau, ir vaizdai, žinok, geresni. Jeigu kada nors dar važiuosim į Rumuniją, gal aš visai norėčiau paimti palapinę. Nors kartą va taip va kalnuose pernakvoti. Man atrodo, čia nėra miškų. Bet reikia šiltus miegmaišius paimti. Bet tie šilti miegmaišiai užima labai daug vietos. Transalpiną tikrai galima būtų 2 kartus pravažiuoti. Iš ryto anksti ir po to vakarui dar 1 kartą. Bet važiuočiau iš šitos pusės. Dabar jau prasideda miškas, vaizdai pasibaigia. Ir biškį erzina kanalizacijos dangčiai per vidurį kelią. Ir pastoviai eini į posakį ir ant jo užvažiuoji. Ne, žiūrėk, miškas vėl baigėsi. Žiūrėk, pakilimas, žiūrėk, pakilimas. Labai patinka šitas kelias. Ir Karolina irgi sako, labai patinka. Buvo prieš tai įvertinęs 9, dabar jau pakyla įvertinimas, 9,5. Stojam. Nueisim, pažiūrėsim. Jau nori labai pavaišinti mus. Sūris? Sūris? Ne, neprašau. Čia feta. Grynai feta, bet sūri feta. Nori paragauti? Kas čia tokio? Karolė. Ateik. Čia va šitas. Vreți truică? Nu. Dacă să vezi că vă foc. Gal per ribėję toliau prasės. Thank you so much. O Dieve, kokį fainai. Thank you. Aš raktus nepaėmiau nuo moco. Kokie geri žmonės. Ir telefoną nepaėmiau, nieko nepaėmiau. Dažniausiai mes tokiose vietose nieko neperkam, bet čia toks geras senelis. Sunku nenupirkti, žinai. Nebrangu. Tokį gana didelį Fetos. gabalą, 200 gramų sumokėjom 2 eurus, tai čia šiaip labai pigiai sakyčiau. Labai pigiai, jo. Ir pavaišino duoną, sako, pirki duoną. Bet, sakom, per didelis gabalas, tai Jo. žmogus pats nusipirkęs. Chcesz brać? Nie, tu z drugiego chcesz. No bad. Pink. Čia kokia yra? No.
Thank you. Šitą galima paimti, davai. Paimsi? Šito? O, čia neblogi. Paimsi? Davai šitą paimti. Давай. How much? How much? Давай возьмем. Dă-i mă cântărei 2. Yep. 300. Thank you. Thanks. Păi fază pe telefon. Vă aducem la soție, Nu, žiūrėk, la kokia acoperișul mėsytė gera. verde. La soție și vă... Šitas nori pairgi paragaut? Paragaut, jo. Kad paragautų. Vede și... Su soka? Ne, pas mane minkšta. Va, viską jau. Little bit? Jo. You got... Little bit? Yeah, Yeah, va. Okay, yeah. Yeah, okay, thank. Șorici, nu știu. Yeah? Yeah? No. It's here. Big. Yeah, I know. Oi, kaip skanu. Cine vrea să guste șorici? Viskas einam. Einam. Hey. Thanks, guys. Bye. Bye. Duok man biškį. Reikia juos stabdyti, žinai. Nes visą ir suvalgysi. Čia kaip nebrangu, žinokit. Išleidom 6 eurus už tiek, va, viską. Tai viskas einam. Gana jau mums. Žinok, einam. Žinok, jie visi neblogi tokie prekybininkai, aš to pasakysiu. Bet tokie malonus, Jo. atpjaunat gabalą. Nu, ta prasme, Jo, paragaut tai jo. gabalą, gerą gabalą. Bet tu supranti, atpjauna ir nusisuka, ta prasme, Jo, jie nieks, tavęs nelaukia. jo, neįkyrus visiškai. Dabar einam savo kokią nors vietelę surast, atsisėst, pasėdėsim su tokiu vaizdu, pavalgysim. Gerai, kad į parduotuvę iš ryto nevažiavom ir nieko nepirkom. Nes dažniausiai mes iš ryto užvažiuojam arba iš vakaro nupirkam kažkokių mėsyčių ir vat pavalgom. O dabar nieko neturėjom. Mums tai pasisekė, mes čia radom tokį lobį, tai nusipirkom sūrio gabalą, 200 gramų kainavo 2 euriukai, batonas dovanų iš pirkėjo, tada nusipirkom dešryčių, tokių dešryčių, tai 6 dešrytės kainavo irgi 2 euriukai, tai čia 100 gramų, ir tada kelis gabaliukus nusipirkom. Tai tokios mėsytės, tai čia gal 130 gramų, tai irgi 2 euriukai. Ten toks vaikinukas, viskas 10 sako, tai šiaip žiauriai mums pasisekė. Va šitos va dešrelės tokios gerai išdžiūvusios, riebios, labai skaniai sueina. Sultingos tokios. Bet žinai, padžiūvusius labai gerai. Labai skanu. Ar su bulka dar? Čia jums ne parduotuvinės kabanosi. Čia tokios kaimiškos kabanosi, geros. Bent jau mums atrodo, kad čia neturistinės kainos, ne? Nu. Jiems gal turistinės, mums tai atrodo čia viskas labai pigiai. Ne, bet kas padarė mano dieną, tai tas vyrukas, kuris davė bulkas. Nu čia... Nerealiai. Aš žinau, čia atėjo man karma. Karma? Kokia? Aš vaikam daviau tų drypsnių, o man dabar vyrukas davė bulkas. Darykit gerus darbus. Net nebuvau pagalvojus, žinai, dabar vat. Nu, aš vaikams daviau pagazuot. Nu, tai da. Šaunuolis. Tai aš nesupratau gabaliuką. Tas batonas. Daug nevalgyk batoną. Nes jau pati kaip batonas. Šiaip jo. Negalima man batoną valgyti.
Labai nebloga patirtis, skaniai pavalgė, gražioje vietoje. Va, priekį važiuoja vėl ta pati moterytė. Kai kilom, mes ją lenkiam. Ir vėl vyrukas ją į priekį paleidžia. Aš nežinau, kodėl jisai į priekį ją paleidžia. Bet labai sunku tada kontroliuot, matyt, pasakyt, koks posūkis. Tuščia. Tuščia visiškai. Nu, gali būt, kad pirmą kartą išvažiavo. Kai tu pirmą kartą išvažiavai, bet mes stengiamės važiuoti labai anksti ryte. Mažiau stresų, mažiau mašinų. Pirmą kartą važiavai į kokią viršūnę? Col de Saran, jo. Col de Saran, jeigu aš neklystu, aukščiausias asfaltuotas kelias Europoje. Tada buvo šalta, šlapia, rūkas. Man atrodo, viršūj buvo ten gal apie 0 laipsnių. Nu, ne apie 0, bet +5 kažkur. Bet labai šalta buvo. Čia buvo pirmas išvažiavimas. Mes tada per 2 savaitės, atsimenu, 7000 kilometrų padarėm. Nu, tada pjovėm tai nerealiai. Ir aš buvau lyg tai suplanavęs dar į priekį visus viešbučius. Nebuvau, ne? Čia kaip pirma kelionė buvo ant vieno moco, aš tada buvau suplanavęs į priekį viešbučius. Čia nebuvau, ne, kai su 2 mocais varėm, nebuvau į priekį suplanavęs. Nu, bet pjovėm nemažai, ten į dieną po 100 kilometrų. Viskas, nusileidom jau pilnai ir dabar, aš manau, +37 laipsnių. Viršuj gera buvo, saulutė šviečia, bet nėra karšta. Šiandien mes neplanavom šito maršruto važiuoti, bet žiūrim, kad labai anksti. Tai čia yra dar vienas toks vingiuotas kelias, nežinau ant kiek gražus, bet ant žemėlapio labai daug vingiukų. Tai pravažiuosim šiandien irgi jį. Nes buvau suplanavęs rytoj jį pravažiuoti ir tada jau važiuoti į Vengriją, ten kur automobilis mūsų stovi. Bet labai gerai važiuojasi, tai prašausim irgi. Čia visai nedaug, 40 minučių rodo. Greičiausia va ten važiuosi, kur tie kalnai. Visai gražus kelias, bet čia jisai platus toks. Čia ir sunkvežimiai važinėja. Čia vietiniams, kad nevažiuoti Transalpiną, kai nori pervažiuoti į kitą kalno pusę. Čia va šitas va kelias greičiausiai.
Nes jie va tai va šalimai eina, žinai. Transvagaras Šanas, Transalpina ir va šitas vakelis. Koks juodas debesiukas. Gal ir vis dėlto prireiks mums lietpalčio. Ne veltui mes vežamės. Bet ant tiek karšta. Toks jausmas, kad turėtų būti, žinai, tokia audra didžiulė. Norėtųsi dar toliau pavažiuoti. Galim bandyti. Mes sustojam pažiūrėti viešbučio. Dabar kiek valandų? 4 beveik, bet 24. Tai galim dar kokias 2 valandas pavažiuoti. Rytoj reikės mažiau, nes rytoj mums atpjauti reikia, nežinau, 400-500 km. Jeigu šiandien daugiau padarysim, tai rytoj bus žymiai lengviau. Užsisakėm mes viešbutį, bet pakeliui dar turim kelias lokacijas, tai sustosim, pažiūrėsim. Iki viešbučio mums 100 km, tokia juokinga viešbutį užsakėm, kaime kažkokiam. Pavadinimas viešbučio Casa Larisa. Bet vienintelis jisai tenais kainuoja 29 eurus, o visi kiti ten po 70, po 80 eurų. Tai važiuosim pas Casa Larisa. Na jau pradėjo lietutis, lašnoti. Koks žiedas gražus. Lėktuvas. Kas čia An? Rusiškas An, Sovietų sąjungas. An-2 ar kokie ten buvo, neatsimenu. Tau irgi ačiū. Šiaip pirmas lietuvis, žiūrėk, nei vieno nebuvom sutikę. Tai mums čia žiedas, žinok. Spėsi? Jeigu kada nors gyvenime žiūrėsi video apie Rumuniją, tai linkėjimai. Poryt! Iki! Nežinau, neklausiam. Čia esu pažymėjęs tarpeklį, išdžiūvusi upę. Turėtų būti labai gražu ir aš nesitikėjau, kad ant tiek čia turistiška vieta. Gal nevažiuojam? Man atrodo netoli, čia iškart šalia. Ir šiaip turėtų būti nemokama. Man atrodo, dirba čia 24 valandas. Nedaug atsiliepimo ant žemėlapio. Davai pastatom kažkur, jo. Vis dėlto mokamas įėjimas, bet mes pasakėm, kad neturim grinųjų. Tai jisai, bet iš tikrųjų mes neturim grinųjų. Palikom piniginės motociklose. Čia mes greitai, 1 minutei užbėgsim, pasižiūrėsim ir viskas. Čia šiaip gan ilgas takelis, reikia batus nusiimti ir galima ten žygiuoti. Nu, žiūrėk, kaip gražiai atrodo karaliai. Jo, reikia, žinokit, su šlepetėmis eit, nes per akmenis. Lokacija visai nebloga, aš ją būtinai irgi pažymėsiu, bet turėkit omeny, kad reikia pasiimti su savim šlepetės, nežinau, arba basutės kokios nors. Ir gan galima neblogą žygį čia padaryti. Tai gerai, kad mūsų leido nemokamai. O taip tai eurą reikėtų mokėti. Na, dabar jau važiuojam pas Larisą. Larisa tai viešbutis. Bet pakeliui, jeigu bus kažkoks restoranas, tai sustosim, pavalgysim.
Smagu Rumunijoje važiuoti, kai visi perspėja, kad policija prieki stovi. Visi važiavom mirksėjo, nes čia buvo prieš tai toks greitkelis, važiavom visi 100, 110, o dabar čia 70. Ir toks, kad stovi vietoj, nesijaučia visiškai greitis. Va ir stovi policija. Radom kažkokį restoraniuką. Tokį palei pat kelią. Nieko daug tikėtis negalima iš jo. Bet užkasim, kavos atsigersim. Ir mums čia visai nedaug, apie, nežinau, 30-40 km, gal netgi mažiau. Turim laiko, tai pasidėsim, pailsėsim. Būna ir tokių restoranų, kai užsisakom tik kavos, tai nieko nevalgysim. Pasiskaitę atidžiau atsiliepimus, nusprendėm, kad mes būsim sotus tik kava, nes Marius paskaitė, kad ten maiste randa vamzdžius, tai galvojam, gal nerizikuosim savo skrandžiais ir atvyksim jau į apartamentus ir kažką pasigaminsim patys. Tai visiems skanaus, kas geriat kavą, o kas negeriat, tai galite išgert kavos. Man atrodo, kad šioje kelionėje pigiausias viešbutis – 29 eurai. Ir kol čia Larisa, plau. Gal čia? Ar ne čia? Parking only BMW, supratai? Per prabangiai atrodo. Gal ir jo. Važiuojam toliau, pažiūrim. Turėtų rašytis Larisa. Ok, jo, mums majoja. Bet ne Larisa, mūsų tinka. This is Larisa? Yes. Kol kas viskas atrodo neblogai, jo? Dieve, pažiūrėkit, koks mielas kačiukas. Jam 1 mėnesis dar tik tais. Žiūrėk, tuoj dar ir tau duosiu vieną. Also his son. Mėgstamiausia rubrika, numerio apžvalga, tai iš karto atsiprašom už apšvietimą, tai yra pats pigiausias ir pats prasčiausias mūsų numeris, bet nėra viskas taip blogai, malonu šeimininkai, draugiški, tai mes turime štai tokius apartamentus, žinokit, neturiu šį kartą nei ką labai daug išsiplėst. Tiesiog perleidžiu šitą rubriką tau. Bet žinok, koks madingas dušas. Aišku, nėra labai viskas švaru, bet patalynė atrodo švari. Svarbiausia. Toks kaimo vaibelis, jie ten šašlos kepa, sako, jeigu turit kažkokios mėsos, galit mesti irgi ant grotelių pakepti. Bet mes nieko neturim, jeigu žinotume, tai tada gal ir nupirktume kokios mėsos šašlų. Gal jie pavaišins. Motociklus galima įvaryti, viskas yra gerai. Sakė, Honda reikia statyti už tvoros. BMW fanas irgi, kaip ir Karolina. Šiandiena turėjo būti netokia ilga, bet mes kažkaip su Karolina sugebam ištempti iki pat vakaro. Dabar jau 8 valanda vakaro. Nors turėjome užbaigti maršrutą, nežinau, gal kokią 5-6 max. Aišku, viršūniai gan ilgai mes pasidėjom. Ten turgelį šitam, pavalgėm, pasidėjom, tai daug laiko užėmė. O dabar ruošiamės ir eisim to į lauką sėdėti, čilint. Švęsti mūsų prieš paskutinę dieną Rumunijoje. Paskutinę dieną Rumunijoje? Rytoj bus dar viena diena Rumunijoje. Bet mes startuosim iš Rumunijos rytoj. Paskutinis vakaras. Tai va. Kartais kelionėse reikia padaryti klaidų, tai čia buvo viena iš. Bet ne tiek daug mes jų šioje kelionėje padarėme, ne? Jo. Bet ne kritiška tokia, žinai. Ne, nėra tai baisiai, bet
Ne taip gerai, kaip pripratę buvom. Šiaip normaliai. Turim dabar švedišką stalą, Karolina paruošė. Švediškų mėsyčių pripjaustytų, čia Marius pripirko parduotuviai visokių. Bet šitą vat nebloga, manau. Bet ar nenuimiau už kurelės? Kai O su sa- vienu sufeilinai. Nu, kitą paėmų šlapenkę. Nepatinka visiškai. Išmasim, duosim katinams ir šunims, kai važiuosim. Labai Bet blogai. mes dar turim labai skanių dešryčių, nešto turgelio, sūrio ir dar geros tokios vytintos. Jo. Vytinta čia? Kažkokia karštai rūkytė vytinta, nežinau, kaip vadinasi. O kaip mes vežamės visą dieną ir nieks nesugenda pas mus, tai Buvom užsišaldę vandens butelius, 2 ir jie iki pat vakaro beveik neištirpo ir šaltė ir mes atvežėm sūrį, jis buvo šaltas. jo. Tai užšaldom tiesiog 2 butelius. Lifehackas. Tai bičiuliai, susimatysim jau kitą sekmadienį. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.